Dovanok vyšnę. Vyšnių, trešnių, kauliukų pagalvėlės, padedančios stokojančių šeimų naujagimiams bei jų mamytėms padėti reabilitacijos pagalba. Kuom šios pagalvėlės yra tokios crazy fainos? Vien dėl to, kad yra mūsų lietuvių bendruomenės žmonių, vaikų, darželių, tėvų atsiuntos kauliukos. Kuom jos tokios crazy, kad jas vieningai su savanoriais mes jas plauname, rušiuojame, dezinfekuojame, šveičiame, kaip tik įmanoma, tvariau jas paruošiame. Kuom dovanok vyšnė pagalvėlės tokios crazy? Todėl, kad ši pagalvėlė yra naudojama šildymo, šaldymo terapijai ir ne tik. Susiduriai su skausmais, susiduriai su įtampa, pašildai, pašaldai, patryniai, padėjai lokaliai kažkokioj nepatogioj savo vietoj, šiluma įsigeria. Šiluma maloniai, jaukiai, maloniai priema. Susidaužiai skausmingai, šaltis maloniai, vėsinančiai, dantis kalanančiai ramina. Sunku čia ir dabar kažką minkyti ar daug kažką nervuojasi? Mes turime motoriką, mes turime ugdymą, kur jaučiame kiekvieno šio esančio vyšnės trešnės kauliuko skirtingą dydį, skirtingą pojūtį, skirtingą formą, kur padeda mums lavinti visą mūsų motoriką ir sensorinį įgūdį. Bet čia ir dabar tau nori muzikos, tau norisi šokio, tau norisi judėjimo, tau čia ir dabar trūksta to garso. Mes turime nuostabų skrabutį, kurio bet kokioj tavo erdvėj, bet kokioj tau palankioj situacijai vaikas ar tu, naujagimis, visada turės barškutį, sensorinio įgūdžio lavinimą, šilumos šalčio terapijai ir mielą, fainą, palaikantį bendruomenės įrankį. Dovanok vyšnių, trešnių, kauliukų pagalvėlę.